Žiūrint į rezultatus, atrodo, kad tau kyla grėsmė nepraeiti dopingo kontrolės. Nežinau, tiesiog, o geras rezultatas jo. Kaip šitonas? Tai reiškia gerai tada. Čempioniškas rezultatas, kaip sakė vienas. Nežinau, gerai viskas važiuojasi, viskas super. 100%? Nu jo. Netaupai? Ne, netaupau, nes kažkaip tai kaip viduje viską jauti, kad darai 100% ir viskas einasi, tai paprasčiausiai nesinori nieko kitaip keisti. Tai dėl to kažkaip likti rezultatas tas neblogas šios dienos. Dar liko 4 greičio ruožai. Nu, žiūrėsim, kaip čia bus tas finišas. Bet vieną sankryžą teko pasinaudoti evakuaciniu keliu, nes lyg ir buvo per vėlai padiktuotas tas posūkis ir tie metriukai, kurių buvo labai nedaug ir, vadinkim, norint į ten tilpti reikėjo būtų smarkiai rizikuoti, tai teko pasinaudoti tuo keliu, kuris neskirtas lenktynėm, o skirtas kažkam tai važiuoti kažkur tai mes, aišku, pravažiavom tiesiai, apsisukom su atbulinė pavara, kol grįžom į kelią. Aišku, tas laikas, tos sekundės... Beveik 15 sekundžių. Nu, taip, jos prabėgo, ištirpo, bet principė mes vis dar čia, mes vis dar ant kelio ir vis dar stengiamės kažką padaryti. Planas yra važiuoti, rinkti kilometrus, tai visiškai, tikrai visiškai sekasi. Tiesiog galiu pasakyti, kad šiandieną stipriai šaltesnis oras, negu mes tikėjomės ir pradžioje prognozė rodė, kad bus sausa. O yra šlapia, tai tokie truputėlį nepataikė su padangom, slidoka nuoširdžiai. Labai norim būti ant kelio, tai dėl to turime tokį neblogą kruserinį greitį. Baimės nėra, o greičio irgi. Keistas dalykas, jaudulio nėra, rezultato nėra, bet mes išmoksim. Bet technika klauso, daro, ta prasme, tai, ko patys norit? Jo, technika visiškai nepaveda, viskas su ją tvarkoj, sutvarkyta, vyrai pasistengė, viskas labai gerai. Pirmose 2 ruožuose buvo viskas gerai, bet 3 ruože sankaba kažkur nukrito į grindis, tai... Išsprendėt bėdą? Nesam tikri. Sutaisėm kažką šiuo metu veikia, bet tam ruože daug praradom ir jeigu dar kartą taip nutiks, tai teks atsisakyti daug brangaus laiko. Slydom namų kelyje. Iš tikrųjų buvo labai gana slidus posūkis iš ilgos tiesiosios ir minkštas gruntas tiesiog buvo, pradėjom slysti. Na, automobilis tapo nekontroliuojamas, šiek tiek per didelis greitis buvo ir šlaitas buvo už kelio. Pastai per mažą nebūna greičio. Paskutiniu metu taip. Tai teko rinktis arba stogas, arba paleisti tiesiai, na, nespėjau kontroliuoti į medžius pataikymą. Tai šiuo momentu bandom tvarkyti, keisti detalės ir važiuoti toliau. Spėsit sutvarkyti? Stengiamės. Ką pagadinot? Visą nosį. Visą.